Esu pedagogas iš pedagogų šeimos. Paveldėję šitą profesiją iš tėvelio ir mamos. Ir mano vaikystė taip pat praėjo mokykloje. Su mama teko ir gyventi mokyklos pastate pokario metais. Tai gal pirmieji mano vaikystės prisiminimai ir yra iš tų sunkių metų, kada gyvenom tokios mokyklos pastatuose, antrame aukšte jos ir provincijos mokykloje. Tai, žinot, tie pokario metai, kaip jie atrodė, su labai tokiais ryškiais įspūdžiais, kurie tikrai vaiko sąmonėj, vaiko vaizduotėj išliko labai ryškiai. O šiaip visą gyvenimą arba fizikos laboratorijoje praleidau, arba auditorijoje studentiškoje. Tai dabar, būdamas jau pensijoje, gali sau leisti atliktos darbus, kuriuos visą laiką norėjau daryti, bet vis trukdavo jiems laiko. O būtent parašyti knygas ir iš savo patirties dar kai ką palikti etnokultūros stiprinimui. Sakau etnokultūros, nes daug metų esu dalyvavęs kraštotyros veikloje, dar ir dabar tuo užsiimu ir štai sukaupta ta patirtis. Viena dalis jos nugulė archyvuose, etnokosmologijos muziejaus archyvai turi mano iniciatyvą surinktų daug anketų apie kalendorinių papročių ir dangaus šviesulių pažinimą. O kitą savo patirties dalį sudedu į knygas. Na ir dar čia neišsėmiau visko. Ir jeigu gamta ir gydytojai man dar leis padirbėti prie šitų darbų, tai dar norėčiau vieną kitą darbą užbaigti. Šiaip mano ta ilgametė veikla Vilniaus universitetuose, ne tik Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos miestų. Vis skaitydavau paskaitas atskirais ciklais. Tai veikla yra įvertinta profesoriaus titulu, kuriuo aš, aišku, didžiuojasi šiek tiek, nes nelengvai buvo pasiektas. O kaip fiziko mano darbas, tai yra daktaro disertacijai įvertintas. Ir čia norėčiau pasakyti, kad būtent iš puslaidininkių taikymo srities tas darbas buvo atliktas. Taip, kad ką mes dabar turime, skaičiavimo technikos, energetika, saulės baterijos, naktinio matymo prietaisai. Tai vis tik tas yra laukas, kuriame man teko darbuotis. Taigi gyvenimas buvo įdomus, įvairus ir įvairių tokių įspūdžių kupinas. Etninė kultūra tai kažkada tai buvo žmonių gyvensena. O gyvensena tai yra viskas. Tai yra ir darbai, ir rūpesčiai, ir šventės, ir džiaugsmai, bendravimas su aplinka, su žmonėmis. Taip, kad labai sudėtinga disciplina, jeigu reikėtų ją dėstyti, nes žmogaus gyvenimą sudaro tikrai labai daug reikalų, kaip dabar pasakytų jaunimas. Na ir todėl mes tokių ir specialistų neturime, kurie viską žinotų. Dabar, kada jau pasikeitė socialinės sąlygos, kada ta senoji gyvensena pasiliko tik etnologų raštuose arba muziejuose, tai atskirų sričių dar tyrimai, nagrinėjimai dar turi prasmę, bet kuo toliau, tuo labiau jie
nutolsta į šiek tiek socialinių ryšių tyrimus. Na, dėl to gal ir tenka kartais ir apgailestaut, nes aš nemanau, kad visi etnokultūros reiškiniai jau yra išsamei išaiškinti, semantiškai išnagrinėti. Bet tokia yra realybė. Realybė ir mieliau dabar sociologiniais dalykais užsiima žmonės, juolab, kad užsienio šalyse šitai jau senai daroma. O mes labai linkę mėgdžiot. Niekada turbūt nebuvo lietuviai tokie mėgdžiotojai kitų tautų ir kitų kultūros reiškinių, kaip 20 amžiaus antroje pusėje ir štai prasidėjus 21 amžiui. Mes praradom savo orumą turbūt tautos, praradom pasididžiavimo tą galimybę, kad kiekviena kultūra yra verta pasididžiavimo ir jos nešėjai didžiausios pagarbos. Tai to jau nebeturime. Čia reikia nusilenkti pirmiausia mokyklai mūsų. Priežastis, galiu pirštu parodyti mokyklą, nes iš jos nesklinda ta pagarba tautiniams dalykams. Greičiau atvirkščiai. Ir antra, turbūt žiniasklaidai, kuri labai mielai rodo reportažus iš viso pasaulio, tik ne iš Lietuvos gražių, įdomių, prasmingų, dvasingų įvykių, kurie yra susiję su mūsų prigimtine kultūra. Tai čia skaudus dalykai kartais, bet kai tik tai etnokultūros darbuotojai susirenka į kokį nors renginį, tarpusavio pabendravimą, kokį seminarą, tai tie skauduliai ir labai ryškiai pabrėžiami. Tai matyt, kad ir valstybinės reikšmės tų įstaigų veikla, kurios turėtų šitą padėtį taisyti, nėra efektyvi. Ir išties tikrai daug kur galima pasakyti, o kodėl jums mokama alga ir iš mokesčių mokėtojų kišenės įeina, nes blogiausia, kada kultūros veikla subiurokratinama, kada jį tampa biurokratų žongliravimu, manipuliacijomis, tik ataskaitų rašymu, tai yra blogiausia. Kada prarandamas tas gyvas ryšys su kultūra. Todėl labai pabrėžčiau atskirų entuziastų pastangas. Ir tai labai įkvepia dar tą idėją, kad mes išlaikysime etninę kultūrą ateities kartoms. Man labai būtų įdomu pasižiūrėti, kaip mano vaikai ir anūkai gyvens ir kaip jie tą kultūrą puoselės. Jeigu galima pasakyti, kad puoselės. Arba bus tiesiog jos naudotojais. Šito žodžio vėlgi negalima veikti, nes kas yra kultūra? Kultūra tai yra penas dvasiai. Ir taip kaip kasdien mes savo kūną maitiname maistu, taip kasdien reikėtų dvasią maitinti kultūra. Tai štai galim dabar pasamprotaut, kurie kultūros reiškiniai turi tokias didžiausią tokią tikimybę, kad jie išliks ir bus išpuoselėta mūsų vaikų ir anūkų. Labai toli nežvelgdamas į ateitį, nebejoju, kad štai, pavyzdžiui, tradiciniai mūsų valgiai, prie kurių mūsų kūnai yra įpratę taip labai, jie turi galimybę išlikti ir ateityje. Lietuvio
net ir jaunosios kartos, kuri ten visokių dietų, sportinių laikosi ir panašiai, na vis tik juoda duona, ruginė išliks turbūt. Ir kartu ir kiti valgiai, juolab, kad pasižiūrėjus į kitas pasaulio šalis, o juk mes mėgstam pasidaryti, visose pasaulio šalyse yra nacionalinių valgių restoranai, restoranėliai, užkandinės, užeigos. Vilniuje labai reikia paieškoti, kad mes surastumėm tokių restoranų. Nu, ten mums patieks cepelinus, kurie netaip senai atsirado Lietuvoje ir karčiamnikų išpopuliarinti jie yra. Bet šalia to vis tik dar galėtumėm rasti tokių valgių, kurie yra iš mūsų žemės produktų pagaminti. Neatsitiktinai akcentuoju šitą dalyką iš mūsų žemės, nes mūsų genai šioje žemėje gyvena tūkstančius metų. Taip kad jie įpratę maitintis tuo maistu, kuris ateina iš šito dirvožemio, iš šito žemės, iš šitų vandenų. Pavyzdžiui, ir todėl, jeigu jis gauna nuolat vis kažką tai iš egzotiškų kraštų atvežtų, tai reaguoja į tai alergijomis. Taip kad manau, kad tradiciniai valgiai, o tai beje ir turizmui paskatinti reikalinga, nes dažnai tas turistas nori susipažinti ir su to kasdienybė mūsų gyvenimo, tai ką valgo, ką mėgsta lietuviai sužinoti. Tai manau, kad tradiciniai valgiai turi galimybių išlikti ateičiai ir netgi protingai plėtojant šitą verslo sritį jau mes galėtumėm turėti daug ką. Antra vertus, tradiciniai rūbai, kuriais mes labai nedrąsiai dar pasipuošėm per šventes, išskyrus ansamblius, kurį propaguoja mūsų tautinį šokį, tautinės dainas, tai apsirengti tautiniais rūbais deja labai kas retai gali šventės metu, nacionalinių mūsų švenčių metu arba šeimos švenčių, taip kaip tai daro norvegai, pavyzdžiui, o štai škotų futbolo sirgaliai nesigėdi savo tautiniu kostiumu aprengti visą didžiulę palaikytojų futbolo armiją ir atvažiuoti į tą šalį, kurioje vyksta jų rinktinės futbolo varžybos. Čia lietuviams nepasiekiamas idealas turbūt. Ar įsivaizduojat, kad mes drobiniais ar kokiais kitais rūbais važiuotumėm į kitą šalį? Ne. Taip, bet kadangi to šventės vyksta, mūsų dainų šventė kartu su estais ir latviais yra įrašyta į pasaulio šedevrų sąrašą, tai tautinis rūbas ir tautodailininkai, kurie jį sugeba išaust labai dailiai pagal etnografinius regionus, bus visada. Visada ir paliks ne tik muziejui, bet ir paliks tam tikrų švenčių metu. Žinoma, norėtųsi, kad ateitų ir šeimasis, bet pasvajot mes galime. Taigi, tai va šitos dvi sritys, tai taip. Dabar dar labai viena norėtųsi tema pakalbėti, tai būtent liūdnesnė tema mūsų laidojimo papročiai. Ir štai, šiaip etnologai linkę sakyti, kad laidojimo papročiai yra vieni iš pačių tokių atspariausių laiko dantims, kad mes laidojam taip, kaip mūsų seneliai mums prisakydavo tai padaryti. Betgi mados ten labai įsisuko ir blogąja prasme. Viena vertus ten, paminklai yra statomi tokie akmeniniai, standartiniai, daug akmens naudojama.
tai lietuvio sielai tai yra labai tolima. Kita vertus, mes pamiršom visai tokią tradiciją kaip šeimų kapai. Ir vėlgi, kryždirbystė yra įrašyta į pasaulio šedevrų sąrašą. O kiek tradicinių kryžių mes matome kapinėse? Labai nedaug, labai retai. Kodėl? Na, paaiškinimas toks girdėtas man ne vieną kartą, todėl, kad kryžius per 50 metų ima ir sudūla. Na gerai, bet jeigu tai šeimos kapas, statykit naują, tradicinį, tokį, kokį mūsų meistrai, tradiciniai matininkai sugeba padaryti. Ir viskas bus gerai. Antra bėda, kad dabar užėjo mada kapinėse visus medžius iškirst. Tai labai liūdna, nes jau čia kaip mitologas aš turiu pasakyti, kad lietuvio siela į dausas pakyla medžiu. Taip kad pasiliksi čia, šitoje žemėje ir mums vis primins, ko mes nepadarėme ir kaip mes suniokojom tradicinį kraštovaizdį. Anksčiau tos kaimo kapinaitės iš tolo atpažįsti, gražių guotų medžių. Ir kiekvienas medis ten buvo labai saugomas. Ir nieks nesijaudindavo, jeigu ten kokia šakelė ar rudenį lapai nubirs ant kapo. Dar gražiau papuošia jį, negu mes papuošiam kokiom dirbtinom gėlėm dabar. Taip kad čia tas kultūros jausmas, beveik sakyčiau, visiškai yra prarastas. Ir dėl to labai liūdna. Ir čia reikėtų atsigręžti. Na gal su laiku mes grįšim prie mūsų tikrai iškilių tradicijų. Panašiai kaip mes grįžtam dabar prie kažkada Lietuvoje labai buvusių visuotino to palaikų deginimo papročio. Grįžtam, nes privertė netgi jau tokios praktinės reikmės, nes kapinių plotai milžiniškai įsiplėtė ir tiesiog sunku surasti ir vietą. Ir kiti dalykai verčia kažkaip grįžti prie šeimos kapo idėjos, kuri, man atrodo, labai yra lietuviška. Na, todėl kartu su kapinių ta problema aš matau, kad tradicinio matininkų stogastulpiai, koplytstulpiai pagaminti su didelė pajauta ir pagarba supančiai aplinkai. Ten yra tobulas ryšys su gamta. Tai turbūt išliks, nes vėlgi lietuviai gyvenantis dabar daugiausia miestuose, jie panoro atostogų metu sugrįžti į kaimą. Tai čia ir kaimo turizmo sodybos, ir nusipirktos tos vadinamos rančos. Sodybos, kuriuose pailsiaujama. Praėjus tai Euroremonto mados bangai vis tik bus sugrįžtama ir prie tradicinės architektūros ir kartu prie mano minėtų memorialinių paminklų statymo. Jie labai papuošia ir sodybą, ir aplinką, ir teikia dvasingumo. Juk ne veltui įrašyta į pasaulio šedevrą sąrašą dalykas, reiškia, jis tikrai vertas paskatinimo ir pagarbos jam. Iš smulkių jo matų nebejotinai nesenai Velykas turėjom. Tai margučių marginimas. Bei tikrai išliks, nors mūsų verslas stengiasi mums visokius lipdukus įpiršt dažus ten sintetinius, bet tautodailininkai griežtai laikosi. Tik natūralūs dažai, tik vašku, skutinėti margučiai ir tradiciniai ornamentai. Čia turiu tokią patirtį. Kartą važiavau per didžiąją savaitę per visą Europą ir visus žiūrėjau, kokius margučius siūlo ir parodos tuo metu daromos, ir turgeliai. Visi tai štai pasakysiu vieną nebejotinai tiesą, tokią nebejotiną.
Mūsų tie ornamentai yra patys archaiškiausi, kuriuose galima įskaityti pasaulio struktūrizaciją, pasaulio modelį. Tai kitos tautos to jau nebeturi, jos nuėjo tokio dekoratyvumo keliu. Tai čia mes turime didelę vertybę ir kiek aš matau tautodailininkų, kurie ir prieš šias Velykas suruošė parodas arba atnešė jas per verbų sekmadienį prie arkikatedros, ten viskas gerai. Na ir kartu dar viena velykinė puošmena, o ir kitų švenčių puošmena yra šiaudiniai sodai. Čia vėl įdomu, beveik buvo užmiršta tautodailės rūšis. Dar ten vienoj kitoj sodyboj kažkada tai ten padarytas tas sunertas sodas, ant aukšto užmestas gal dulkėjo, bet štai vieno žmogaus pastangomis čia turi nusilenkti Marytei Liugienei. Jau mes turime dar vieną pasaulio šedevro sąraše poziciją. Ir kaip gražiai papuošia ir mūsų modernų butą, tos sunarstyti sodeliai. Įvairaus dydžio jie gali būti, įvairių tų formų, bet jie taip pat modeliuoja pasaulį, kurį žmogus stebi aplink save. Ir ten galima išsakyti mintis, ką mes norim pavaizduoti. Ar vestuvių proga yra tas sodas sunertas, ar kokios didelės šventės proga, ar tiesiog pagalvojus, koksgi tas mūsų pasaulis, kokie struktūriniai tokie dalykai jį sudaro. Tai čia yra tikrai įdomu, kad kartais vieno žmogaus iniciatyva atstoja visų tų biurokratinių įstaigų pastangas ir verčia tikrai nuostaba ir pasididžiavimu, kad mes turime tokių kūrybingų žmonių. Lietuvos stiprybė kame? Gamtos grožyje ir žmonių kūryboje. Nes tikrai mūsų tauta daug turi kūrybingų žmonių, kurie tikrai ir savo buitį, savo darbais pagražina ir įkvepia kitus tą daryti. Taip, kad manau, kad pažvelgus mūsų kasdienybę, kartais netikėtai mes galim rasti ir didelės fantazijos net nereikia, kad pavyzdžiui į kaimo turizmo sodybas grąžinti kai kuriuos baldus mūsų tradicinius, kad tai būtų ne tik moderni ta aplinka, bet atitinkanti mūsų praeities grožiui. Sakykime, Kraičio skrynios buvo nuostabus dekoras ir nuostabus tikrai paprotinis toks dalykas, kuriame sudėta daug dvasingumo į tas skrynes būdavo. Tai kodėl kaimo turizmo sodybos į tokią skrynę suradę kur nors ima ir gėles ten susodina. Ir po poros metų ta jau Kraičio skrynė yra pasmerkta. O tai turėtų būti puošmena kaimo turizmo sodybos, kur užsienio svečius pasitinkant galima parodyti, papasakoti ir daug tokio įdomybių. Tai lobių skrynė. Skrynė galima taip žaismingai parodyti tame. Tai va tokios mintis, kurios šiaip jau iš esmės nuteikia optimistiškai. Ir aš manau, kad ateities kartoms, kada atsigaus mūsų savimonė tautinė, vėl suprasime, kad tarp kitų Europos tautų mes esam lygiaverčiai, kad mūsų kūrybingumas gali stebinti pasaulį ir džiuginti jį. Čia galėčiau tik palyginti, kad
jeigu Europą mes žiūrėsime kaip susidedančią iš tautinių valstybių, iš daugelio tautų, tai man kažkokia analogija su natūralia pieva šalia upelio, kuri stebina žiedais, jų formomis, jų spalvomis, jų kvapais. Tai kiekviena ta tauta ir yra tas skirtingas dalykas. Ir tą pievą imkime, palyginkim su kokiu aračinu užsietą kultūrinę ganyklą. Neis tuo keliu Europą. Tikrai ir kultūros žmonės visomis išgalėmis tam priešinsis. Ir kūrybiškumas tautos tam priešinsis. Taip kad manau, kad mes čia turėtumėm gražią ateitį. Prabėgomis paminėjau dainų šventę. Tai žinoma, dainos turbūt išliks ir dainuojančių žmonių, kurie liaudies daina mėgausis, kurią naudos ir žygiui, ir užstaliai, turbūt bus ir aišku, norėtųsi, kad būtų daugiau, net mano kartai liaudies daina tai buvo tarsi pasipriešinimas tam režimui, kuris mus žlugdė 50 metų ir trynė mūsų atmintį istorinę. Dabar daina yra, kaip minėjau, gal žygiui, gal užstaliai, gal tiesiog gerai nuotaikai. O mišką vaikščiojant, grybaujant, gali savo tikrai leisti padainuoti. Tai štai daina, žinoma, kurios lobius mes turime ir vis Lietuvių kalbos institutas vis išleidžia naujus tautosakos ir literatūros institutas vis išleidžia naujus tomus. Tomus tai yra didžiulis lobis. Lobis ir manau, kad vis dažniau jį atsiversime, norėdami ir savo sielą tarsi pamaloninti ir nusiprausto gaivumu, kuris juose slypi. Tai štai. O šiaip jau, reikėtų prisiminti, kad lietuviai buvo medžio kultūros tauta. Ir ta medžio kultūra mums buvo labai giliai tiesiog atėjusi į buitį, į visur kitur. Pagalvokime, kad lietuviai gyveno mediniam name, namuose baldai visi iš medžio, vaikų žaislai iš medžio. Čia labai tokia išliekamąją vertę turintis dalykas. Dalykas, kuris ir ateityje turbūt džiugins mūsų vaikučius. Ir šaukštai pagaliau mediniai ant stalo padėti ir dubenys iš medžio. Visi darbo įrankiai iš medžio. Tada ta sąsaja su aplinka, su gamta buvo labai betarpiška. Ir lietuvis kiekvieną medį kirsdamas apgailėdavo jį. Tiesiog ir pasižadėdavo savo, kad štai nukertu, nes verčia mane būtinybė, bet aš atsodinsiu. Ir ne vieną. Lygiai kaip mano seneliai kažkada tai įsikeldami iš kaimo į vienkiemį, tai pirmiausia ne namus pastatė, bet pasodino ąžuoliukų sklypot gale. Ir tada tik tai statėsi namą. Tai štai arba obelį nukirs, tai lietuviui didžiausia nuodėmė. Jeigu jau būtinai reikia nukirsti ją, tai pasamdydavo kažką tai iš šalies, kad nedaryt nuodėmės, nes tai jo senelio pasodintas medelis. Tai štai tas tvarumas buvo labai natūralus, tarsi su motinos pienu ateinantis į žmogaus sielą ir supratimą. Ir todėl lietuviai ir daugybė papročių yra susiję su gamta. Daugybė dvasinės kultūros kitų kūrinių lietuviui gražu kas yra. Tai gamtos reiškiniai.
jeigu pasižiūrėsime ar žemaičių tautodailės raižinius, ar vilnietiškas verbas, tai yra betarpiška gamtos ir žmogaus išraiška, kaip mes vienas kitą. O mūsų liaudies medicina. Taigi dar iki galo turbūt neišnagrinėtas fenomenas, kuris reikšdavo, kad žmonės pažinojo kiekvieną žodelę, kuri kažką tai gerą žmogui gali duoti. Ir mūsų senoliai, sunkiai dirbdami, neturėdami tos formaliosios medicinos pagalbos, o imdavo vienas kitas ir išgyvendavo iki 100 metų. Tai yra tiesiog tvarumo rezultatas. Lietuvis ir jėgų pasisėmė iš gamtos, ir poilsį randa, nuėjęs į mišką, pakalbėjęs su medžiais, prisiglaudęs prie ąžuolo kamienų. Viskas ten. Ten ir ta medžio kultūros tauta, man atrodo, turėtų sukilt prieš tai, kas dabar vyksta mūsų miškuose. Ir vis tik matyti kitokią Lietuvos ateitį. Kaip žalėje iš tikrųjų, ne žodžiais, ne deklaracijose, ne kokiuose nors straipsniuose, bet realiai. Gal tiek.